Mes palengvinam žmonėms darbą, kūrėme įvairias inovatyvias sistemas, naujus dalykus. Mechatronikas daro rytojų gražesnių. Pas mus visas mokymas orientuotas į praktinius pabandymus ir matome, kad per tai greičiausiai yra išmokstama ir įsisavinama medžiaga. Yra daug skirtingų modulių, tai elektrotechnika, pats pagrindas visų mūsų dalykų. Turim elektroniką, pneumatiką, elektropneumatiką, hidrauliką ir turim programavimą, kas į visą visumą sujungia, tai būtent softas, valdikliai, kompiuteriai ir visos kitos sistemos. Tai būtent turim šitą kursą ir visus sudėjus ir turim automatinių sistemų mechatronikos studijas. Kūrybinio darbo kulminacija, kai tu matai, kad tavo įrenginys dirba, kad jis kūrė pridėtinę vertę ir galbūt kažkam palengvina gyvenimą arba kažkokį sukuria produktą, ko anksčiau žmogus galbūt negalėjo padaryti. Tai tas toks jausmas, kurį galima pajausti. Darbuotojų poreikis yra nuolatos augantis. Jeigu lyginant Lietuvos vidutinį atlygį, tai atėjęs be patirties žmogus, jisai startuoja statistiškai su 15–20% didesnė alga nuo vidurkio. Techinas pranašesnis turbūt už kitus savo požiūriu, nes visą laiką yra bandoma pritraukti mokytojus iš pramonės. Realų pramoninį gyvenimą mes iš tikrųjų atnešam pas mokinius ir tas mokymo visas procesas pasidaro toks gyvesnis ir labiau artimas mūsų būtent darbui. Tiesiog mokini mokinius ruoši ateiti į darbo rinką, kad nebūtų kažkaip didelės žirklės ir tas atitolimas. Tai būtent į ką Techinas orientuojasi, kad būtų kuo didesnis bendradarbiavimas. Bet ką gali veikti iki šiol, atėjai pas mus ir mes paruošėm mechatroniką. Tu nebūtinai galbūt mokykloje net fiziką mokeisi, informacijas, technologijas ir panašiai, tu tiesiog ateini, mes pradedam visiškai nuo nulio ir stengiamės prisitaikyti prie kiekvieno. Jeigu kažkas mėgstat kūrybinius dalykus, patinka technika, nebijot susitepti kartais rankų ir norit sukurti pačius gražiausius dalykus, tai startas yra automatinių sistemų mechatronikos specialybė pas mus Techine.